Tai laba diena, gerbimieji žiūrovai. Sveiki atvykę į dar vieną pokalbį. Šį kartą su mumis yra gitaros virtuozas Robertas Semeniukas. Labas. Sveiki visi. Labas ir tau. Manau, kad standartiškai, tradiciškai... Alaus? Po to, o pradžiai gal pagrokim ką nors. Galim. Nu, sakei, melodingai, ne? Nemoku aš. Mažorą. Turėsi mane išmokyti. Akordą mano, jo. Važiuojam. Nice. Išsiaiškinom akordus, žiūrėk, visai gerai. Aš sakiau, ne tik kurčias, dar biški raklas. Kurmis. Standartiškai, kaip sakant, paklausi, nes man tikrai yra įdomu tai, kodėl būtent tai, kodėl melodingai. Pradėjau funką grot, sakėjai, ne už ką, ne funką. Tiesiog tingiu, norisi, aš žinau, tokia nuotaika, gal, žinai, vakaras, norisi kažko tokio ramaus, lyriško, nes vakar išėjant tokios trankios intensyvios dienos, koncertai, soundcheckai, daug kilometrų ir tiesiog norisi tokio kažkokio ramaus. Atsipalaiduot. Jo, tokio ramios nuotaikos. Ir prieš įjungiant kamerom, aš čia kažką tiesiog labai ramaus grojau, tai tam pačiam mūde ir norėsiu pratęsti. Bandysim. Galėsim ir kitą nuotaiką įvest, kažką gal griežčiau ir liūdniau, gal tamsiau. Ja. Bet pradžiai visai gal... Ja. Gerai, aš grojau akordą, kažką... Aš irgi, taip. Jo. Kas tavo galvoje dėjosi, kai pasiemi gitarą, ne? Ir nuo ko tu pradedi? Pentatonikos, skalės, natos, kas yra pirma mintis, kai tu pradedi improvizuoti? Jeigu tai yra tiesiog vienas akordas, tai ten labai didžiulė laisvė tau kažką tai padaryti. Tai tiesiog... Ar tu judi tarp dermių kažkokiu tai? Ar... Jo, kadangi čia buvo akordas, bet po to mes paslinkom pustoniu ir gavosi jau tokia rytietiška kažkokia dermė, tai tiesiog aš mąstau kartais dermėm ir tiesiog čia grojau dvi dermės. Dvi dermės, pentatonika ir taip toliau. Tai paprastą mažorą grojau iš ir visų pirma, kas dedasi improvizatoriaus galvoje, nu bent mano, tai tiesiog noras kažkaip sujudinti klausytoją ir pačiam kažką tai išdainuot gražaus. Ta prasme, kad tai nebūtų liurlinimas šiaip, kažkoks techninis toksai dalykas, bet tiesiog sukurti kažkokią melodiją, kažkokią nuotaiką. Ar tu ir galvoji melodiją, ir bandai ją perteikti? Jo, tiesiog taip gimsta melodija ir tu ją perteiki į pirštus.
ir padedi ant fretboardo. Tai, Man įdomu. aišku, tu žinai tą soundą, jau tų dermių, pirštuotės, kažkas, atidirbti pasažai. Projektuoji vis tiek į ateitį, tai nėra atsitiktinumas. Ne, tai yra visiškai improvizacija ir tik tai, kad tuos ladus tu esi jau maigęs ir tas pirštuotės naudojęs daug kartų. Taip. Bet tai tiesiog bandai kažkokią nuotaiką sukurti. O kiek, pavyzdžiui, ir improvizuojant, ir grojant, kiek procentų sudaro grojimas, kai tu nežinai, ką tu darysi? O būna, kad groji ir išgirsti, ko nesitikėjai pats iš savęs? Būna, aišku, būna, kad tu kažkur šauni pro šalį ir po to atsistatai, sugrįžti ant kelio, bet kai improvizuoji, tai tu nesi kažkoks tiesiog vienas scenoj, tu turi medžiagą aplink, tu turi kolegas, muzikantus, kurie sukuria kažkokią harmoniją, ritmą, ne, yra kažkoks tempas ir nuotaika. Ir tu joje bandai plaukiot ir papildyti tą visą grožį sukurtą kitų muzikantų. Tai čia apie gyvus koncertus, ne, kai tu gyvai su žmonėm muzikuoji. Tai mano šiaip gyvenime kredo toks yra, kad kuo daugiau improvizuoti ir kuo daugiau pasilikti savo scenoje šitą džiaugsmą, nes kad ir groji su kliku, tai yra, žiūrovam paaiškinsim, dabar labai populiaru groti yra su playbackais, tai yra dalinė fonograma, ir tu esi pririštas prie tam tikros trukmės ir tu groji su metronomu. Tai visi yra tokie labai ritmiški, groja lygiai ir panašiai. Ir tos improvizacijos, jeigu ten yra kažkiek, tai labai tiesiog apskaičiuota, ne? Tarkim, 8 taktų kvadratas ir ten yra gitaros solo. Ar tai yra improvizacija, jeigu tai yra suplanuota? Aš savo pasilieku bent jau tą džiaugsmą, kad per tuos 8 taktus paimprovizuoti ir negroti išmoktų solo. Nebent tai yra kūriniai tokie, kur tikrai visi atpažįsta žmonės tos garsus, tai kaip žodžiai dainos, ne? Tai juos reikia grot. Pavyzdžiui, Sweet Child of Mine, ne? Arba koks Nothing Else Matters, Olega. Tai geriau grot original, nes tiesiog žiauriai gerai skamba, gerai sugalvota ir jeigu tai yra kažkoks cover band projektas grojantis tas dainas, tai geriau, kad tu grotum original Olegas, nes klausytojas to tikisi. Bet jeigu tu groji gyvai be jokių playbackų, be metronomo, tai tos improvizacijos jos būna išsitęsia belekiek. Ir tenais yra didžiulė laisvė. Ir ten ir stilius pasikeičia be improvizuojant. Ten eina kvadratas po kvadrato ir tu iš roko pereini į regį ir taip toliau. Ir tada kažkokie tai nusiraminimai, vėl pakilimai. Čia yra didžiausias džiaugsmas muzikantų ir aš esu savo tą tokį tikslą ir tą svajonę tokią išsikėlęs. Nesvarbu, aš groju su orkestru, tarkim, simfoniniu, groju trio, su savo bendu, ar žalvarinėje, ar su Marijonu Mikutaičium, aš visur maksimaliai improvizuoju. Tai ten, kur reikia, ta prasme. Ten, kur reikia groti riffą ir reikia groti tik tai vieną akordą, aš jį groju, bet... Tarnauji dainai ir... Taip, tu turi atlikti dainą, tu turi padėti vokalistui padainuotą dainą. Nes jeigu tu visur šuršalinsi, kaip čia mes muzikantai tokį turim terminą, šredinsi, tai bus labai ne kažką. Tiesiog tu ten nebegrosi daugiau. Tai reikia jausti muziką, reikia jausti savo partnerius ir būti muzikoje. Nesvarbu, koks tai žanras. Bliuzas, klasika, džiazas, funkas ar taip toliau, ar metalas. Pavyzdžiui, žiūrėjau tavo kanale, radau, man atrodo, buvo per Mikutavičiaus koncertą, solo. Ten gal 3, gal 5 minutės. Vienas absoliučiai. Nebuvo nei pritarint, niekas nebegroja. Kaip vyksta tokia, čia yra visiškai absoliuti laisva improvizacija. Nepalikta barų, tik ar pasakė, kad gali 5 minutės daryti, ką nori, ar tai yra nors kiek apgalvota į priekį, ar tai yra absoliučiai laisva? Čia labai geras pastebėjimas, iš tikrųjų gerą pavyzdį paėmė. Ten daug dalykų yra. Iš tikrųjų, visų pirma, nėra jokio susitarimo ir tai yra visiškai improvizacija. Net nėra susitarimo, kad tu darysi solą? Aš nežinau, ką grosiu. Kiekvieną kartą lipdamas arenoj su Marijonu į sceną, aš nežinau, ką grosiu tenais. Aš nežinau, kaip aš jausiuos tuo metu, kai ateis ta daina ir tos dainos vidury mes darom tą šou tokį, kur visus muzikantus Marijonas pristato ir visi gali pasireikšti ir pasimaudyti to išlovėjai. Tas minutę, 2-3
ten jau sakau, nieks į laikrodį nežiūri. Viskas yra nesurežisuota ir tiesiog gyva. Tai čia yra didžiausias dalykas, iš tikrųjų, kad pop žvaigždė gali sau leisti tokius dalykus, tai mums tikrai nuskilo šitoj vietoj, nes nežinau, kas dar taip daro iš Lietuvoje, iš pop artistų, kad savo bandą taip pristatytų, kad jie grotų Soliagas po 5 minutės. Tai čia tiesiog ačiū Marijau už tai. Bet ir publika priema. Kartais aš pasigalvoju kažkokį konceptą. Ne? Pavyzdžiui, jeigu mes grojam vasario 16 ar kovo 11 ir mes turim tą pačią programą ir turim tą dainą, ir tada aš tiesiog savo mintyse pagalvoju, aš pagrosiu iš tautiškos giesmės kažkokių tai motyvų arba melodiją visą, bet apipinsiu ten kažkuo. Tai būna toks dalykas, arba prasidėjus tam pilnam maštabiniam karui Ukrainoje, tai kai mes grodavom koncertus su Marijonu, aš pasirepetavau namie ukrainietišką dainą O Iluzį Červoną Kalainą. Tai tiesiog yra... ta melodija. Ir tiesiog ją išvyščiau į kažkokį tai ten šredą visiškai. Ir tai čia toks pasiruošimas, kad tu tiesiog savo pasakai, kad aš ten įterpsiu šitą melodiją. Man tai labai svarbu ir jeigu žmonės tai išgirs ir kažkaip tai suvirpins širdis, tai bus tikslas pasiektas ir tai bus labai prasminga, žinai. Nežinau, kiek tai padeda, žinai. Bet, aš manau šiaip, tai moralinis toks palaikymas ir parodymas, kad mums ne vis vien. Tai ir dar vienas momentas yra, kai tu visiškai improvizuoji, bet yra sutarta, kad pagrojam kartu jau su bandu kažką sutarto. Ne? Tai ten dažniausiai groju Van Haleno šitą... Tai šitą pagroju, čia jau gale savo, ten to viso, tų makaronų, kur ten prikabini ir tada šitą pavarai, nes žmonės šitą gabalą žino ir jiems smagu pašokti ir visi tada ten back vokalistai pritarė ir taip toliau. Tai, kaip sakyti, į tokią kulminaciją įvedi ir užbaigi su tokia trankia nata. Tai va, taip kažkaip. Taip pastebėjau, tą pačią temą vystant, ne? Labai daug laisvės, truputį, kaip sakant, žiūrėjau per metus laiko, ką tu veiki gero ir gal net ir seniau. Pastebėjau ant scenos labai daug laisvės. Pagrindė žiūrėjau galbūt, ką jūsų Mikutavičius. Turiu meni, kad aš turiu ne kvadratinį metrą, bet šiek tiek daugiau ir ilgesnį laiką. Pavyzdžiui, su Mikutavičium pagrojate, ne? Ir momentai būna, ten tai jūsų solo visiškai back vokalistai vaikšto po visą sceną, juda, netgi momentų atrodo, kad truputėlį daugokai chaoso. Kaip tau atrodo, ar tai nėra daugokai chaoso, ar kaip tik tai labai padeda, kaip žmonės į tai reaguoja, kaip jūs patys po tokių koncertų jaučiate, nes, pavyzdžiui, esu buvęs daugelio koncertų ir būna back vokalistai sustatyti, jie nejuda niekur, nevalia judėti, žinai, bendas savo kvadratėliuose, o pas jūs labai daug laisvės. Tai kiek tai yra pliusas, kiek tai ne? Man įdomu. Čia yra tik pliusai. Tik pliusai tiek grupiai stojančiai scenoje, tiek žiūrovai, kuris mato visą tai. Nes, nežinau, aš kaip muzikantas, ar šiaip kaip klausytojas eidamas į koncertą ir matau tokius statiškus muzikantus, kurie iš vis nejuda, man kažkaip, nebent jie groja džiazą. Tada viskas išryškina, žinai, pagrindinę žvaigždelę. Jeigu tu esi roko muzikantas, nežinau, popsą groji, tai ten turi būti kažkas turi būti, vaibas kažkoks toks, šventė. Mes ne laidotuvės esam, stovėti kaip įkaltam. Tai mes turim tokį, iš vis ten, išduosiu paslaptį, ten niekas nėra surežisuota. Visa tai, ką tu matai dabar, tai atėjo nuo kažkurio tam tikro, prasidėjo kažkada ir tai po truputį augo ir ten nei choreografų yra, nei ką. Ir mes tiesiog patys intuityviai tai pajautėm. Ir jeigu tai pagrindiniai žvaigždžiai tai tinka ir jis, jam pačiam, man atrodo, yra smagu, kad bandas taip palaiko ir taip elgiasi visiškai laisvai. Ir tikrai nemanau, kad ten per daug.
o labai visi savo vietoj ir jaučia, kur tas reikalinga, o kur tiesiog tu turi būti savo vietoj. Nes jeigu tu groji Balintas sienas ar kažkokią dainą kaip Aš miręs, tai nelakstysi gitą, nes tu jauti. Tai, ne, kai mes grojame, mes jaučiam ir kūnų, kaip ta daina, kur mus nuneša. Tai tiesiog tai yra intuityvu labai. Ir gitaristui ten iš tikrųjų daug laisvės sutikta ir taip pat ir klavišininkui, tai mes, kas liečia iš muzikinės pusės, tai labai daug turim kur pagrot solo ir tas yra faina, o back vokalistai irgi ten turi kada kur išlėkti į frontą ir taip išjudinti dar labiau publiką, nes iš tikrųjų mūsų tie lietuviški koncertai dažnai būna sėdimi, bet po pirmos dainos visada jie pakyla, nes mes ateinam su tokia energija, kad iškart matosi, kas čia bus. Tai nesėdėsi per roko koncertą, ten taip, žinai. Tai tas ir įdomu, atrodo, tarsi eini į pop koncertą, gaunasi ateini į roko koncertą normal. Ir net jaučias, kad tai yra grupė tokia, žinai, ne tai, kad vienas atlikėjas ir grupė, bet tas labai fainas toksai. Tai apipavidalinimas natūralus procesas, jo, iš tikrųjų. Ir atrodo natūraliai. O kiek teko kitų grupių stebėti, tai daug kas ten surepetuoja kažkokius dalykus, yra kažkokius choreografijos, šokėjai ir taip toliau. Toksai boring dalykas. Aš negaliu žiūrėti bendus su šokėjais, man tiesiog alergija. Nepykit atlikėjai, kurie naudoja šokėjas, bet man tiesiog nesižiūri. Man patinka old school roko grupės, nežinau, Aerosmith, Gunsai. Viskas tikra. ACDC. Tiesiog 5 bičiai scenai ir groja roką. Ir laksto po sceną. Viskas. Taip ir turi to užtenka. Pažiūrėk į Rolling Stones. 7 metų vokalistui jisai laksto. Jeigu stovėtų prie mikrofono, tai kaip tai atrodytų? Nebegrotų jie, turbūt jau nieks nenorėtų jį matyti. Tai ta energija užveda. Bet, sakai, nieks nerepetuotų. Setlistą bent jau turite, ne? Ne, tai setlistas yra, mes žinom, kokios dainos yra, bet... Ir žinai, kai sakai, nerepetuotų, galvoju, visiškai žiūrėti publikas, nuotaikas. Ne, tai surepetuotas studijai dainos. Ne, tai taip. Ir jeigu kažką naujo rašyti, tai ten išmastai dalykus, sugalvoji kažką naujo ir kažkokius pragrojimus įdedi. Nes, pavyzdžiui, vokalistui reikia, čia jeigu areniniai koncertai ir sugalvoja renginio režisierius kokį nors dalyką, kad vokalistas turi atsidurti kitoj salės pusėje, nusileis su lynu, ten kokius nors dar antras stage'as, ten taip toliau. Jis turi ten 5 minutės nubėgti iki ten, pasiruošti ir panašiai. Tai muzikantai turi kažką grot, kažkaip užpildyti. Tai va, sugalvoji studijai kažkokius pragrojimus, taip toliau ir tada įgyvendini tą jau arenui. Ir dažniausiai viskas pavyksta. Arenui jau labiau surežisuota, gaunasi truputėlį. Taip, tai tokie momentai, kad kai tu groji dainą ir ji yra pririšta ant time kodo, tai yra surišta su vizualizacija, su vaizdu, tai nėra tos kažkokios, toj dainoj kažkokios nukrypimų. Ji prasideda laiku ir baigėsi laiku ir viskas. Tai, tokie yra sugalvoti kažkokie dalykai, kur efektingai yra žiūrovui. Tokie triukai kažkokie, kad iš dangaus nusileidžia vokalistas ar su pianinu, su fortepionu, pavyzdžiui. Tai yra, wow. Jo. Grodamas šitame projekte, pas Mikutavičių, tu iš esmės sėdi vienam stiliui kažkokiam ar bandai judėti tarp stilių? Kaip pas tavai yra santykis su muzikos stiliais? Ar tu užsisėdi bliuzas, džiazas? Baigęs džiazą, ne? Aš studijavęs ir klasikinę muziką, ir džiazą, ir džiazo nebaigiau. Ai, nebaigiai viską? Ne. Aš studijavau muzikos akademijoje, bet kažkaip pritrūko motyvacijos ir kantrybės. Ir tuo metu kažkaip ten nelabai rimtai tos studijos atrodė iš tikrųjų. Tai aš daugiau dariau už paskaitų ribų nei kad ten akademijai. Tai ir aš žinojau savo tą muzikinį pašaukimą, kaip čia pasakyti, atradau save truputėlį anksčiau, nei kad aš ten studijavau tą džiazą. Tai aš žinau, kad aš tikrai nebūsiu džiazmenu. Bet ar tai ne mano toks pašaukimas. Ar nors kiek įtakos tam
tavo grojimui tai darė? Be abejo, tai visa improvizacinė muzika yra džiazas ir tik tai džiazas. Aš labai myliu šitą žanrą ir klausausi, perku plokšteles ir vaikštų į koncertus ir ten pasisemiu dalykų. Mane motyvuoja tie muzikantai, kad aš praktikuočiausi, nesustočiau ir neužmigčiau ant laurų. Supranti, tu gali grot 3 akordus ir būt žvaigždė, tipo. Taip. Bet, aš truputį kitoks muzikantas, man patinka ta tikra muzika ir aš žinau, su kuo valgomas džiazas ir kaip tai yra stipru ir aukščiausia improvizacinė forma iš tikrųjų meno. Tai. Ir kaip tai persiteikia. Ir aš pritaikau tą muziką į savo, tiek Žalvarinėje, tiek su Marijonu, tiek su kitais projektais, tiek su visais dainininkais, kuriais aš groju grupėm. Tai padeda. Ir yra tokių pasakymų, kad ten mane mokslas maždaug įrėmina, aš ten čia kažkaip mano asmenybė, aš čia negaliu ten kažkaip kvėpuot. Ne, tai aš visai kitos nuomonės. Aš manau, kad edukacija yra labai gerai. Ir natų pažinimas ir ten, nežinau, žinot, kas yra walking bass ir septakordai ir dermės, tai yra visiškai okei. Tai yra labai naudinga, kad ir roko muzikantų. Vien dėl to, jog tu žinai, to nebūtinagi naudoti. Bet tu gali... Aš koncerte tikrai negalvoju, kad aš ten groju D-dūrą, čia dabar pagrosiu G-dūrą. Aš tiesiog jau groju ir mano muzika skamba pirma čionais, ne? Ir tu tiesiog... Bet kažkurio momentu teko galvoti. Per akimirką tu perteiki ir išeina tai per kolonėlę. O kažkada, tai taip, tu groji, tiesiog, groji kažką, mokaisi ir po truputėlį žengi tos improvizacijos žingsnelius ir kažkada aš iš vis nieko nesupratau, su kuo tai valgoma ir tiesiog buvo, what? Nieko moku tik tai. Ir viskas. Yra, žinai, daug muzikantų, kurie viską daro absoliučiai iš klausos ir ko puikiausiai padaro galiausiai. Taip, aišku. Bet tavo kelias, aš kaip suprantu, jis daugiau akademinis. Kad tu pirmiausia mokėsi gamas, kaip sakant, mąstydamas, o dabar tu jau gali visą tai panaudoti nemąstydamas. Aš pirmiausia grojau fortepijonu. Aš buvau pianistas ir mano specialybė buvo chorinis dirigavimas. Tai aš mokiausi Čiurlionio menų gimnazijai, grojau fortepijonu ir man visai patiko, bet 7 klasėje, kai man buvo 12 metų, atėjo ta jau specialybė ir tas dirigavimas, pirmos paskaitos, pamokos. Aš supratau, kad aš iš vis nemėgstu šito dalyko, čia ne mano ir ta prasme, kodėl aš esu čia. Supratau, kad ne, aš čia nebūsiu tiesiog. Tai aš mečiau muziką ir tuo metu pradėjau 12 metų klausyti sunkesnę muziką. Tai aišku, prasidėjo viskas ten nuo Queenų, Guns N' Roses, Metallica, AC/DC. Ar tu iš karto ir pradėjai groti? Gitara? 2 metus, kai mečiau čiurlionkę, aš buvau tokiam muzikiniam vakume. Ta prasme, negrojau, ilsėjausi nuo čiurlionkės, nes ten iš tikrųjų tempas didelis. Ir mokiausi paprastoj viduriniai ir su tuo muzikos klausimu man atėjo mintis, kad žiauriai noriu groti gitarą. Tiesiog tas soundas gitaros, Slashas, Hetfieldas, Kirk Hammett, Page'as, žinai, apsikabinęs plakatus visą kambarį ir tu tiesiog po pamokų grįžti ir klausai muzikos ir žiūri tos plakatus ir supranti, kad žiauriai nori susipažinti su šito instrumentu. Ir tai taip ir atėjo tas mano visas gitarizmas per 13-14 metų. Tie 2 metai įvyko lūžis ir aš vėl grįžau į muziką ir grįžau su gitara jau. Tai aš pradėjau mokytis grot 15 metų gitara, bet po 9 mėnesių aš jau kūriau muziką ir grojau, man atrodo, ten pirmus konsus ten aktų salėse ir taip toliau. Kad po 9 mėnesių jau groti konsuose, ką reikia daryti ir kiek laiko reikia tai daryti? Matai, man padėjo fortepijono visą muzikos žinios, ką aš dariau nuo 5 metų. Tai aš daug išmokau. Ir man reikėjo perteikti klepą ant grifo. Tos juodus baltus ant čia. Tai užtruko iš tikrųjų ilgai, bet pradžioj tu išmoksti open chordus ir jau galvoji, kad gali eiti sceną, bet gerai, kad susitvardžiau. Po to supratau, kad man turbūt niekada neįsiu į sceną, nes ten jau kai pajauti tą dalyką, yra gamos, pentatonikos, arpedžių ir taip toliau. Ir pasižiūri VHS ten kokių
Scott Henderson, Yngwie Malmsteen mokyklų, Paul Gilbert. Tada supranti, kad, čia ilgas darbas, bet aistra tokia stipri, kad, tu visą savo laisvą laiką ir vietoj pamokų irgi skiri tik gitarai. Tai kiek aš grodavau, kai paklausiu, kiek reikia čia, tai, nežinau, būdavo 12 valandų, 8 valandas groju. Nereikia valgyti, nieko nereikia, tiesiog gitara ir viskas. O kaip atrodo tas pats praktikavimasis, grojimas? Tai net, ar tu laikai tai, kad tu praktikuojasi, ar daugiau žaidi su instrumentu, su muzika? Aš tiesiog gyvenau gyvenimą. Gyvenau tokio euforijai, nes tu turi gitarą rankose ir viskas. Tavo visas pasaulis yra čia. O jeigu gauni metalikos tablatūros, ten kažkokias nateles, iš kažkur ten atsiprintinės ir tu mokaisi jau solo Kirko Hammeto, supranti, Enter Sandman, tai wow, visas pasaulis. Ir aš tuo metu grojau su skolintom gitarom, mano pirma gitara gal, 19 metų jau nusipirkau, tiksliau nupirko tėvai, o visą tą laiką aš skolinausi ir tai buvo toksai sunkus dalykas, kad jau jeigu tu turi tą gitarą, tai jau išnaudok, žinai, tu grok ją, nes tuoj pasiims ir tu jos neturėsi vėl ir turėsi tą alkį ir tau bus žiauriai liūdna ir lauksi kito momento, kada tau vėl paklius į rankas gitara. Tai tiesiog aš išnaudodavau. Jei tau būtų tėvai nupirkę gitarą, manai, tiek būtum grojęs? Jo. Tai tiesiog aš buvau visiškai išprotėjęs. Man visiškai dzin viskas, absoliučiai. Man rūpėjo tik gitara ir dar sykį gitara. Ir tada kokiais pažymiais baigiama mokyklą? Šiaip ne tai baigiau aš. Bet aš, tai buvau 10 klasė, kai pradėjau groti gitarą ir man atrodo 11-okas, kai buvau, mes koncertavom jau. Koncertavom po Lietuvą, metalo grojom visokius festus. Tai buvo grupė kažkokia? Grupė Ugnėlakis, jo. Grupė Ugnėlakis, iš kurios vėliau išsivystė Žalvarinis. Tai žodžiu, tie koncertai buvo kažkas, tai irgi gyvenimas. Ta prasme, tu gyveni svajonę. Tu važiuoji kažkur į Konsą, į Kauną, į Klaipėdą, Šiaulius, dar kažkur. Ir geri alaus ten su chebra, žinai, tu tiesiog šventi gyvenimą ir groji savo kūrybą. Ir ten pilna salė, kiekvieną kartą juodulių, žinai, visi krato galvas, tai, kad tu darai, supranti, čia svajonė. Ir kokios ten pamokos? Kokie mokslai? Teisingai. Tai aš jau 10 klasį žinau, tai kaip pradėjau groti, kad aš stosiu į Vilniaus konservatoriją, Tallat Kelpšos, ir tai mane visi atkalbinėjo, kad čia blogas kelias, čia, žinai, teisė, medicina ir taip toliau, muzika, iš muzikos negyvensi. Bet man buvo visiškai nusišvilpti ir aš tiesiog turėjau savo svajonę. Ir dabar galiu iš tos jau perspektyvos taip pat pasakyti, kad, tai taip, aš tą turiu, yra albumai, yra koncertai. Tai ačiū kažkam, kas yra aukščiau, kuris man davė šitą šansą, žinai. Bet kad dirbti reikia, tai faktas. Tu vis tiek turi sėdėti su instrumentu ir drožt gamelės. Ar Lietuvoje grodamas muzikantas gali jausti, kad gyvena iš muzikos? Taip. Vien iš muzikos, ar reikia visgi ir pamokas daryti, ar kažką... Tai irgi yra iš muzikos, ne? Jeigu tu vedi gitaros pamokas, tai tu esi muzika. Čia gyvenimas iš muzikantų. Jo, galima ir taip pasakyti. Tai šiaip grinai, jeigu tik muzikuotum, grupės, koncertai, iš to gali tikrai pilnai normaliai gyventi ir vien tik tame būti. Gal nenusipirksi sportinio automobilio, bet galima gyventi, jo. Aš gyvenu iš muzikos ir žinai, kaip kieno užmojai, man daug nereikia, žinai. Aš paprastas bičas ir turiu gitarų kažkiek, turiu tą mėgstamą darbą, kur nevadinu jo darbu. Aš užsiimu tą veiklą, kur man teikia džiaugsmą. Iki šiol teikia ir teiks rytoj, nes tiesiog myliu gitarą, myliu muziką ir leidi laiką su fainai žmonėmis ir vis atsinaujina kažkokie nauji projektai, nauji miestai, naujos šalis ir tai yra ta svajonė, kur būdamas 13-mečių, 14-mečių aš apie tai imaginau, kad tai bus. O kokia dabar yra svajonė? Kad šitas sapnas nesibaigtų, žinai. Tai jų yra visokių, žinai. Pavyzdžiui, noriu, sudalyvauti Eurovizijai. Ar ten įrašyti dainą su
kokia įžymybė, žinai, su Lietuvos kokiu nors pop atlikėjai. Aš pastebėjau, kad šiaip nemažai esi daręs duetų su dainininkais įvairiais. Kodėl? Na, aš juos gerbiu, myliu jų kūrybą ir yra tas noras su jais pasidalinti savo muzikinėmis mintimis ir kad jie sudalyvautų mano kūryboje, supranti, tai man didžiulis respektas ir džiaugsmas ir tai, supranti, tiesiog irgi svajonė. Padainuoti su kūrinį ar pagroti su Veronika Povilionienė arba su Petru Višniausku. Na, tai yra awesome jausmas. Prasme, kai ateina pas te tokio kalibro žmogus ir sako, kaip tu norėtum, kad čia aš pagročiau? Kaip? Kaip nors va taip, ne? Ir toks va dialogas ir pagroja iš vieno karto ir tu tiesiog ten lydais ir galvoji, wow, čia tai super. Ir tu turi dainoj Petro Višniausko solo. Toj dainoj atlieka vokalo partiją Veronika Povilionienė. Tai prasme, tai yra fantastika. Tu gali ten vienas varyti ir YouTubinti, bet, žinai, kai yra kontaktas su žmogum, su savo kažkokiais idolais, tai yra žiauriai smagu, kad jie pasirašo tavo kažkokiam idėjom. Arba patys pakviečia kažkokiam projektam, tai čia dar didesnis džiaugsmas. Pavyzdžiui, šitam mėlyname albume yra labai daug fytų. Tai ir GNG sindikato kastetas, Lietuvoje, ir Marijonas Mikutavičius, ir Justė Kraujelytė. Žodžiu, labai daug atlikėjų, kuriuos aš tiesiog respektinu, žinau jų galimybės ir man labai patinka jų ten, ar tembras, ar šiaip vaibas. Tai o koks, pavyzdžiui, santykis yra, tu kuri ir instrumentinę muziką, ir vokalinę muziką, ne? Taip. Koks skirtumas yra tarp būtent kūrybos? Ar instrumentinė muzika yra tiesiog vokalas su gitara, ar tai yra visiškai kitoks požiūrio kampas? Kaip tu šitas dvi muzikas tarsi atskiri? Vokalinę muziką sunkiau kurti, tekstą. Aš nesu daug dainų prirašęs, daugiau instrumentinių kūrinių ir esu įkvėptas Satrianio, Jeff Becko, Steve Vai, tokių gitaristų ir tokia rimtoji muzika gitaristams turbūt. Čia nėra kažkoks mainstream dalykas. Taip. Ypatingai Lietuvoje gyvenat. Mūsų rinka šiaip labai maža ir su ta instrumentinė muzika toli nenueis iš tikrųjų. Bet tai vėlgi yra tavo aistra, tau žiauriai patinka šitas žanras ir kodėlgi nepabandžius. Ir šį 2 albumą ir suvaryti 20 kūrinių. Tai išsikėliau savo tokią viziją, tokią idėją ir ją įgyvendinau su krūva nerealių muzikantų. Čia yra 20-30 gal atlikėjai, aš neatsimenu. Bet tai yra superiniai instrumentalistai, garsus dainininkai ir jie patikėjo tavo to užsidegimu, žinai. Tai be jų čia nieko nesigautų, žinai. Ir taip mano pirmas šitas darbas, Backstage Stories. Kastetas, Justė Kraujelytė, aš tai žinau, Flying High. Mr. Jumbo yra Giedrius Balčiūnas. Mr. Jumbo, It My Dust, Bielkinas, Povilionienė, Sigita Jonaitytė. Janinaitė. Čia Žalvarinių. Aš nemoku skaityti. Ja, visą laiką tai painė. Viskas okei. Jo, tai daug fainų žmonių. Čia yra 20 gabalų albumas. Jo, 2 vinilas ir čia mano pirmas albas ir realiai, komerciškai visiškai neapsimoka tokio dalyko leisti Lietuvoje nelabai žinomam kažkam muzikantui. Bet tai darai ne dėl pinigų, o darai dėl muzikos. Ir žmonės, kurie klauso ir išgirsta šitai, sako, žiauriai nice, tai va, viskas cool. Yra kažkam, kam patinka. O visai nekalbėjom apie Žalvarinį, aš labai Tai norėčiau pakalbėti. Labai gerai, kad tu suklydai ištardamas vokalistės pavardę. Ir dabar galime. Ja. Iš tiesų Žalvarinį girdėjau, nežinau, teko girdėti. Nuo pat mažens. Pirmas gabalas iš rokavų gabalų iš tiesų, ką aš daugiausiai pradėjau klausyti, tai buvo Alaus. Kažkokiu būdu aš jį atradau, pradėjau, dar net negrojau.
Bet tai jau buvo gabalas, kurį mes labai klausėm. Galima padžeminti. Superinė melodija. Labai graži. Čia liaudės daina. Taip. Jo. Bet tai tapo kaip Žalvarinio vizitinė kortelė. Aha. Jo. Mes tą dainą iki šiol grojam. Šiek tiek peraranžavau. Skiriasi nuo pirmos versijos, bet vis tiek tekstas, melodija yra ta pati. Tai visi laukia šitos dainos mūsų koncertuose. Nežinau, ar buvo toks koncertas, kurios negrojam. Gal koks vienas ir pasitaikė, bet šiaip tai mes ją privalom groti. Hitas. Čia kaip Smoke on the Water pas The Purple. Tai... Ar yra daugiau hitų? Jo, atsirado per tos 23 metus. Kanapė. Taip, šitas irgi Alus kanapė, žinai, tokie studentiniai reikalai. Tinkami gabalai. Jo, dabar turime Eurovizinę tą dainą, Gaudėvėjai, kur irgi tapo iš tokių mūsų hitų. Yra ten keletas dar tokių, kur labai gerai koncertuose sueina. Trep, pavyzdžiui, tokia iš Sutartinės perdaryta daina. Žiauriai faina, koncertuose visi šoka ir dainuoja. Kaip tai skamba? Melodija yra tokia. Skamba biškai kaip Hard as a Rock. Nepadainuos dabar, vokalisčių nėra, bet pasiklausykit YouTube. Žodžiu, čia aš pagrojau tiesiog įžangos kažkokie. Vieną iš gitarų partijų. Tai nieko nesako iš tikrųjų. Bet tiesiog yra gerų dainų, kurios tikrai labai fainai jas grot koncertuose. Yra tokių dainų, kaip iš šito albumo naujausio Kontabilė, kur vis norisi žmonėm jas parodyti. Tai pirmose koncertuose grojom visas dainas iš to albumo, po to taip mažinom, nes jos žiauriai fainai klausyt, o grot koncertuose, tiesiog biškai gal per liūdną, per ramų ir per lėtą. Tai praskipinom kažką, bet kokius 2-3 gabalus grojom. Ar jūsų koncertai yra labiau sėdimi, ar labiau judami, šokami? Visokie, iš tikrųjų grojam daug stovimų šiaip. Bet jeigu šaltuoju metų laiku tu groji kažkur viduj, tarkim kultūros centro salėj, tai ten yra kėdės. Tai žmonės sėdi, bet jau kai nori, tai atsistoja ir ploja. Tai, super. Tai mes roko grupė esam. Nesam tie tokie, kur grojam, nežinau, kur kotletus valgom. Mūsų reikia klausytis ir tūsintis. Kaip iš viso gimė mintis? Kaip atsirado Žalvarinis? Kodėl jis atsirado? Ar tai buvo poreikis koks? Tai gimė viskas gimė iš to metalo bendo Ugnėlakio. Mes grojom sunkią muziką, ją apibūdindavo kaip pagan black metal, tai buvo melodingas metalas. Ir šiek tiek ten buvo tų tokių folk įtakų, kažkokių citatų ir panašiai. Romuvos judėjimas, Mėnuo juodaragis, tie visi festivaliai tokie. Tai buvo toks savotiškas atgimimas ir buvo keletas grupių Lietuvoje, kurios ir įtakojo šitam projektui atsirasti. Tai Atalija, tokia grupė, Sponftens ir Latvių ten Ilgi, toks kolektyvas. Na, žodžiu, keletas tokių grupių, kur tiesiog matau, kad wow, čia yra super dalykas ir tiesiog taip ir gimė alaus kažkur ten begeriant vyną, man atrodo, pirma aranžuotė, kažkur tai plotė, o po to tiesiog sąmoningai kažkaip galvoju, reikia atrinkti dainų ir pabandyti rašyti namų sąlygom. Tai tuo metu mes ten draugavom su dailiokiam merginom, žodžiu, studentų Hebra, kur merginos labai folkų domisi, dainuoja sutartinės, o mes ten savo metalą ir vakarėliuose visą laiką yra akustinė gitara. Tai tiesiog toksai ir gimė. Geras girdi dainas kažkokias sutartinės, šitą žiauriai kabina ir tiesiog pritaikė kažkokius akordus. Ir pirmi koncertai ten buvo tiesiog mūsų Hebros tokie, ten užupyje. Tada kažkokiai galerijai kažkas išgirdo, kad mes ten triukšmaujam, tai pakvietė tiesiog oficialiai pagrot prie vyno taurės ir ten kažkokiai meno parodos atidarime. Ir tokie pirmi pabandymai.
Ir tada tie įrašai, tokie 4 dainų įrašai, mes juos padarėm namuose, suprogramavau būgnus ir bosą, ir visą kitą gyvai rašėm, ir išleidom 10 tokių CD-erų, kuriuos pristatėm Mėnuo juodaragyje. Jos išpirko, aišku, iš kartos 10 CD ir koncerte gerai paėjo tos dainos ir supratom, kad reikia įrašyti pilną albumą. Tai va, tai buvo pirmame albume 9 gabalai, juos nunešiau Liogiai iš Mėnuo juodaragis ir Dangaus leidyklos. Ir jis sako, super, labai labai gražu, išleiskim albumą. Tai tuo metu Dangus su Bomba Records buvo toksai, Dangus buvo Bombos padalinys ir mums tiesiog pasiūlė record dealą ir išleido CD. Tai taip viskas ir prasidėjo. 2002 metais pavasarį, man atrodo, išvydo mūsų tas albumas Dienos šviesa ir buvo žiauriai populiarus ir to nieks nedarė. Taip, kaip man pavyko ten suaranžuoti ir suprogramuoti tos būgnus, tai buvo visai geras dalykas. O po to jau sekė, jau tapo kaip bendas. Tai buvo kaip projektas, pažaidimas. O vėliau tai jau atsirado koncertai ir kiti albumai. Dabar jau yra daugiau, kas tai daro. Be abejo, bet mes, man atrodo, tikrai uždavėm tą natą. Gerą toną. tą gintarinę natą mes uždavėm, žinai. Tai atsirado po to pirmo albumo, ten po poros metų daug bendų visoje Lietuvoje, kurie bando jungti folką su roku ir viename festivalyje, Mėnuo juodaragis, man atrodo, čia buvo 2008 metais, mes tuo metu išleidę buvom folk and rock albumą ir atsimenu mūsų soundcheckas ryte, atvažiavom ryte į Zaraso salą, parepetavom, pasidarėm soundchecką ir po mūsų eina bendai kiti ir taip pasiėmė alaus, su bosistu sėdėm ant kalniuko, kažką ten bendraujam ir groja mūsų gabalus. 4 gabalus. Nata į natą nusiėmė. Ir Solegas, ir viską. Aš nežinau, kas ten per bendas buvo, bet tiesiog tai buvo biškį juokinga, nes mes tą patį grosim tam pačiam vakare. Atsiprašau, kažkoks bendas, žodžiu, jauna grupė, kuri, matyt, tikrai įtakota Žalvarinio, atliko programoje ir mūsų coverius. Bet net nepriėjo chebra pasisveikinti, susipažinti, tai biškį buvo keista. Man nedrįsa? Nežinau. Manau, kad jeigu tu esi muzikantas, tai tu tikrai reikia susipažinti, reikia bendrauti ir padžeminti, kas yra labai faina. Tai žodžiu, tai jo, mes užsikrėtėm nuo kažko, mes užkrėtėm kažką ir traukinys įsivažiavo. Dabar krūva bendų yra super profesionalių kolektyvų, kurie tą miksuoja ir vis kažką tai dar naujo ten įdeda. Tai žiauriai cool. O aš tai į savo kūrybą žiūriu taip, kad negali kartotis, varyti tą patį per tą patį, tai kiekvienas albumas yra skirtingas. Ir kuo? Stilistika, stilistika, kažkokių požiūrių. Ar tu... paklausyk pirmą albumą ir Kantabilę. Ta prasme, tai kaip skirtingi bendai, žinai. Ar tu vis atrandi naują stilistiką kažkokią, ar tiesiog nori išbandyti vis keist specialiai? Jo, specialiai. Aha. Nes aš nenoriu kartotis, nes tada būsi kaip AC/DC, kurie kepa vienodus albumus, kas nėra blogai. Ta prasme, aš myliu AC/DC ir jie fainai varo ir visi tie riffai, jie vis dar sugalvoja kažkokius riffukus, kas yra cool. Atrodo, turėtų nebelikti ant tų 3 akordų riffų. Bet man įdomiau kažką pabandyti, truputį kitokio. Ir tavo muzikoje atsiranda, žinau, saksofonas, trimitas, perkusija Afrikos. Tai tiesiog įdomu groti su kitais muzikantais ir prieš rašant albumą aš visą laiką savo išsikeliu tokį uždavinį, kad šitas albumas bus visai kitoks ir ką aš galiu padaryti kitaip. Kaip sukurt gabalą su akustinė gitara ir kad tiesiog ir prie laužo grodamas tą dainą, kad jinai skambėtų fainai. Tai va, tau yra sąlyga ir tu bandai taip sukurti albumą. Akustinė gitara, akustinis albumas. Ir... Tai pirmiausia gimsta mintis albumo ir po to atsiranda taip, kažką tu sugalvoji kažkokią idėją, kaip tas albumas galėtų skambėti. Tai aš ją sugeneruoju be instrumento, tiesiog galvoju. Ir po to pasiėmęs instrumentą jau konkrečiai bandai sukurtą kažkokį kūrinį. Ir vieną padarai, jau yra už ko užsikabinti. Ir tada tokį... Tokia konceptualų. Pavyzdžiui, šitas albumas paskutinis yra 9 dainų. O išsikėlęs buvau savo tokį 10 dainų albumą.
tokia vizija ir nepavyko. 10 gabalo aš negalėjau sukurti. Nu, tai palikau 9, nu ką, aš ten prievartausiu, aš visą vasarą prie jo dirbau. Tai šitas albumas, beje, jis yra įrašytas, jis skamba kaip live albumas, nors jis yra studijinis darbas. Bet live yra todėl, kad aš grojau ten one take. Akustinę gitarą pasiėmė, pagrojai vieną kartą ir nekartoju daugiau. Aišku, buvo ten porą gal tokių momentų, kur, nu, ten tiesiog sufeilini, žinai, tai spaudžiu reik iš naujo ir pergrojai, bet jokių nudailinimų, jokių ten, žinai, pataisimų, autotune, čia jokių nėra panaudota balso lyginimo, pluginų ir panašiai. Tai one take ritminės gitaros, kad groja 2 skirtingi gitaristai, ne, left, right. Tada solo groju one take, tiesiog, sąžiningai sakau, čia yra improvizacija taip, kaip aš jaučiuosi. Pagrojau, biški girdisi kliurka, whatever. Ar tu bent mąstėjai prieš grodamas, turėjai kažkokią mintį, ar tai truputį yra grina? Truputį prieš tai padžeminau, bet net ne visuose kūriniuose. Kai kur tiesiog įsijungiu ir viskas. Kai bus, tai bus. Na, aišku, nepavyks, tu turi galimybę tą peršti, nes tu nefilmuoji čia, Facebook'e netransliuoji tu savo įrašų, bet sakau, nuoširdžiai, tai buvo tokia mano sąlyga, savo iškelta ir būgnai rašyti one take, jokių ten perrašinėjimų. Nes neturėjom daug laiko studijų. Ir, pavyzdžiui, kai kurios dainos buvo įrašinėjamos taip, kad aš žinau dainos BPM ir kažkokį maždaug viziją. Ir vat, kaip mes dabar šnekam, tai aš tiesiog sėdėjau control room'e, čia plokšteliniai Vilniuje, control room'e, būgnininkas salėj, ir jis nežino iš viską, kas čia bus. Aš tiesiog prieš jam einant įrašinėti, aš pasakiau, kad tai bus paprastas beatas, ten pasakysiu, kur bus perėjimas, ir ten, kur perėina man raido, lėkštės, kitos ten hetas. Žinai, nu tai toks apsitarimas, jis nuėjo į control room'ą, šiam groju. 4 taktai įžanga, brekas, 8 taktai versas. Jis groja posmą. Dabar po 8 taktų bus brekas, einam į priedainį, einam ant kitos lėkštės. Viskas, va taip įrašėm kelias dainas. Čia aukštas pilotažas. Tada aš tos būgnus jau namie, ten, ant sleidį, Logiko. Ir esi patenkintas tokiu rezultatu? Super, visiškai super. Ne, nu, tai tu turi profesionalų būgnį. Ne, aš būtent ir kalbu. Tu žinai, kaip bus, tau viskas taip ir turi būti. Tu nesikabinėjai prie detalių? Ne, tai buvo one take, viskas, įrašėm dainą. Super. Ir nei jis žino, nežinau, realiai, kas ten bus. Plius minus kažkokia vizija. Buvo tokia vizija, kad su slaidu groso OpenG tipo kažkas. Tipo, kažkas tokio, bet realiai ten ta daina taip mutavo, kad ten nieko ten neliko, nei tų slaidų, nei ten open derinių. Tai kartais taip vyksta įrašai ir žiauriai įdomu, ką. Žiauriai įdomus konceptas. Kampų, žinai, jo, tas tiesiog kažkoks konceptas. Tai... Kai rašinėjom, tai kaip tik stengiasi ten jau išpoliruoti, atrodo, padaryti geriausią, ką gali. Matai, kai tu daug albumų įrašai, daug dainų, tu jau daug dalykų pračekinės. Ir norisi kartais tiesiog visiškai kitaip padaryti. Ir kai muzikantai yra profai, tai jie tiesiog iš pusės žodžio tave supranta, ką tu ten nori pagroti ir viskas, tai to ir užtenka. Kartais rašinėjau su šito MIDI klavo, pagroju būgnų kažkokį ten piešinį, nu, tipo visą gabalą pagroju ir paprašai muzikantų, kad jisai tiesiog taip ir grotų. Ir truputėlį kažką nuo savęs, nu, tam tikrose vietos. Tai yra toks būdas. Anksčiau būdas buvo, kad tu savaitę sėdi su būgnininku gitara ir, nu, va, čia versą grojam, žodžiu, 3 valandas, nu, ir kažką bandai skurti. Tai tiesiog dabar yra techninės galimybės visai kitokios, tai tiesiog taupai savo ir kitų laiką ir viskas pasikeitė. Tai dažniausias albumus sukuriu, suprogramuoju, viską padarau, jis skamba jau ir tada viską perrašau gyvai studijai. Toks principas, jau. Bet šitas buvo toks crazy. One take. Ir vokalistas, kai dainavo, irgi buvo praktiškai one take. Nes Viltė ir Sigita, nu, jos super dainininkės, ta prasme, dainos lengvos, jų, ta prasme, diapazonui viskas ten labai patogu ir čia, sakau, paimprovizuok, čia terciją pridėkim, čia kažkaip laisviau, melodija tokia, tekstas toks, nu tai viskas labai paprasta. Tas yra žiauriai įdomu, nu, tu girdi tikrą muzikantą.
neišpoliruota, žinai, bet taip, kaip tu ir netobulumų yra tenais, bet tas fainai. jie, nežinau, ar ten kažkas tą girdi, aš gal žinau kažkokius momentus. Ne, tai tas priduoda tokio žmogiškumo faktorius vis tiek. Tai dėl to, vat, žmonės, kai klauso to albumą ir sako, ar čia gyvai rašyta, ar čia laivas, nes vat, būtent tas kvėpavimas, kad vat, viskas vienu kartu, tarsi, kad tu kaip koncerte su grupe ir tas ir davėm galutinį tas skambis. Koks yra skirtumas tarp grojimo, pavyzdžiui, pas Mikutavičių, ne? Tai yra ne tavo dainas. Ir kai kurios yra mano. Kai kurios yra mano muzika, jo, karta. Jo, mes esam bendra autoriai muzikos. Tai daug dainų tokių yra. Okay. Ir tarp grupės Žalvarinis, kur iš esmės viskas tavo kūrybos, ne? Taip. Tai toks ir skirtumas. Ten daugiau mano kūrybos, ten mažiau. Ne, savo kūrybą grot yra geriausias jausmas. Ne coverus kažkokius varyt, bet savo muziką klausytojai. Dar tam klausytojui, kuris mėgsta tavo muziką, jau žino grupę tavo, tai, faina yra. Faina tas ryšys, apsikeitimas, ta energetika visa ir toks geras laiko praleidimas. Jie žino, ką gaus ir truputį yra intrigos, nes ne viską žino. Ir tu irgi nežinai, ką gausi, bet ir kažkiek žinai. Tai toksai. Tai aš vis tiek įsivaizduoju skirtumas. Pavyzdžiui, pas Mikutavičių tikriausiai ten šiek tiek daugiau klausytojų būna... Gerokai daugiau įtariu. Žalvariniai gal mažiau, bet tai yra savo muzika, ne? Ir jeigu reiktų pasirinkti vieną projektą, ne? Kur labiau linktum? Ar tai yra labiau savo kūryba, bet geriau... Tik savo. Jo. Tik savo. Jo. Ir... taip yra. Turi pasirinkti prioritetus. Tai aš su daugom groju ir visiems tu negali skirti laiko vienodai. Ne? Tai, ir dubliuojasi koncertai galų gale. Tai visaip nutinka. Tai tu turi laviruoti. Tai ką, laviruoti, renkiesi kažkaip. Tai čia toks jau logistika, ten, žinai, prasideda. Bet kūryba ir tik kūryba. Tai aš turiu taip savo susidėliojęs gyvenime, kad kūrybos yra cover bandai, yra žvaigždės, kuriam faina grot ir kažkokie išvis crazy projektai, tokie labai meniški ir kažkokie improvizaciniai tokie ir su klasika ir su džiazo atlikėjas. Tai maksimaliai turi daug saviraiškos erdvės. Ir vienas pagroja su playbacku, visokių formų, žinai. Jeigu tikriausiai tave nemažai kviečia į visokius projektus, ne? Kaip... ačiū Dievui, dar kviečia. Aha. Dažnai tenka pasakyti ne, ar kaip tik stengiasi kuo daugiau sudalyvauti vairovės, kuo daugiau turėti, ar stengiasi atsirinkti, kas tau patinka? Aš atsirenku, kas man patinka. Jo, iš tikrųjų yra tokių, kur kvietė, kur sakiau ne, tiesiog net neskambinkit man. Nes nepataikė. O tie, kas jau kviečia, tai žino, kas čia yra per bičas, ką jis veikia ir ko galima tikėtis. Tai džiazo atlikėjai manęs nekviečia į džiazo gigus, nes aš tiesiog nesu džiazo muzikantas. Ir nelabai reičiau, nes, žinai, biškiai kitoks mano, kitokia niša. Bet džiugu, kaip pakviečia kokiam projektui, kur tikrai tau ta muzika labai patinka. Ir tos dainos, nebūtinai tai rokas yra, tai gali būti pop muzika kažkokia, bet jinai fainai, gerai, profesionaliai padaryta, veža dainos, tai labai smagu sudalyvauti. Į kokios muzikos projektus eitum net negalvodamas? Nežinau, Monika Marija, man patinka jos dainos. Ten yra country, pop country rokas toks. Aha. Ir tai tavo mėgstamiausias stilius? Nežinau, geriausiai jaučiamas stilius? Ar... Tiesiog ant seilės, kas buvo, tą pasakiau, neseniai matėmės, girdėjau jos dainą. Nežinau, iš tikrųjų, daug tokių atlikėjų yra, kur norėtųsi kartu kažką nuveikti, žinai, pamėginti, paimprovizuoti, kažką padžeminti, ar įrašyti, ar koncertuoti. Tai faina bliuzą groti, iš tikrųjų, mes su Belkinu grojom bliuzą ir dalyvavom net rimtam festivalyje, čia Suvalki Blues prieš metus, ar kada čia mes buvom, prieš 2 jau. Tai tiesiog tave nuneša muzika kažkur, nežinai, kur atsidarys kažkokios durys, tu įrašai bliuzo albumą nieko nesitikėdamas, darai tiesiog dėl to, kad tau labai patinka ir jam irgi. Ir
seniai kažkas nesvajojom, padarykim albumą. Nu ir tu padarai, nu atėjo COVID'as, ten visi užsidarė, nu tai va, yra proga, turim laiko. Taip kartais muzika gimsta iš tokio, kad nėra kur dėti, žinai. Tai kad neišprotėtum, tai sėdi muzikoje, žinai. Nes gali užsidaręs verkt, ar ten po kaldra, ir kaip čia nėra koncertų ir šakės, viskas baigėsi, bet tai yra ir kitas variantas, kad tu džiaugiesi, kad tu turi laiko sukurt albumui. Jo, man irgi buvo tas per COVID'ą, kad tiesiog, pagaliau padaryti, ką seniai galvojau padaryti. Taip, ten, pavyzdžiui, nusimegst koinės. Dar turėjau tokį vieną klausimą. Pastebėjau, nemažai Amerikai lankaisi, nes jinai... Galėčiau daugiau, per mažai. Kiek labai norėtum, kodėl, ką ten veiki? Nežinau, ką aš ten veikiu. Pagrindė viskas su muzika, ne? Praktiškai kažkaip muzika tenais nuneša. Jo. Norėtum, kaip manai, ar ten galėtum daryti karjerą, ar norėtum ten... Galėčiau, tikrai galėčiau. Tarusme, sakau tai ramiai. Tarusme, tai nėra, kad aš kažkoks pasikėlęs bišas, kuris čia arogantiškas, kuris čia visur gali viską. Realiai taip, mūsų daug muzikantų ten galėtų daryti karjerą. Klausimas tik tai noro. Jeigu nori, tai ir daryk. Tai buvau New York'e ką tik ir tai buvo visiškai nurauta kelionė ir pirmą kartą buvau New York'e ir lankiau džiazo koncertus, roko koncertus, muziklus ir tiesiog įsikvėpiau, pasisėmiau daug fainų dalykų ir kiekvieną kartą, kai nuvažiuoju už Atlanto, ten kažką vis kito pamatai. Tai vieną kartą Kalifornija, LA, NAMM show, kitą kartą Čikagoje, lietuvių bendruomenė. Visokių tokių. Buvau Teksase, Dallase, grojau arenui vienas. Tai buvo kaip ir ne muzikinis kažkoks tai dalykas, bet mano draugas Rapolas Gražys, kuris gamino Lavo gitaras, jisai pasiūlė, tiesiog užklausė kažkada prie pietų, sako, klausyk, ką tu veiki ten sausio gale? Pasižiūrėjau kalendorių, nieko neveiki ten tą savaitę. Gal nori į Dallasą? Noriu, ką ten reiks daryti? Tai pagroti ten truputėlį, ten porą minučių. Gerai. Tai pasižymėjau kalendorių, Dallasas. Parašiau playbaką, man atrodo, 3 minučių ten buvo popurį mano kažkokių gabalų, žalvarinio, tokie be vokalų ir savo solinių. Ir 3 minučių popurį, kur ant viršaus grojau su Lava gitara. Ir tai buvo technologijų mugė, SolidWorks, 6000 žiūrovų arenui ir online streamas visam pasauliu. Ir tiesiog tu ten išstoji tokiam. Vienintelis muzikantas iš visų, kas ten turėjo kažkokį savo pristatymą. Astronomai visokie, ten fizikai, toksai tūsas, supranti. Atsiranda per naują scenos baimę tada, ar ne? Visada yra kažkokia, jo, yra. Ne visada, kai labai užtikrintas esi ir groji su bendu, ne vienas, tai labai ramu kartais būna, bet kai tu esi vienas, tu improvizuoji ir tu nežinai, kas bus, supranti, tai toks biškiai yra, toks, kai bus, tai bus jau. Ir tai tokios kelionės būna, jos labai įsimintinos ir tiesiog visiškai netikėti dalykai, kurie visgi per tą gitarą, per muziką kažkur tą nuneša ir tu gauni žiauriai didelį feedbacką ir to, ko nesitikė. Su žalvariniu iš esmės jūs groja, lietuvių liaudies muzika, bet pati muzika tokia, ta amerikietiška vis tiek yra. Bliuzas, rokos. Kiek iš tos Amerikos parsisemi, kiek tai keičia tavo muziką, kūrybą? Tai stipriai įtakoja. Iš tikrųjų, kiekvienas apsilankymas tenais, arba tiesiog kažkur užsienį, ar kad ir UK, apsivaikščiot po klubus ir paklausant daug muzikos, tu parsiveži kažkokių minčių, kažkokio tai tokio įkvėpimo. Tai su Amerika man yra taip, kad aš kiekvieną kartą būnu ir kažkur vis kitur. Tai atsimenu Nešvilyje, tokia savaitę praleista, su 10 koncertų išklausytų ir to viso country tokio kokybiško, country roko. Tai atsivežiu idėją sukurti projektą savo country. Taip gimė Country Life Project, kuris nelabai čia nusisekė Lietuvoje, nes niekam neįdomi ta muzika. Ir tas pats pavadinimas realiai atbaido
užsakovus, nes tai country, tipo, ne kažką, supranti, toks štampas yra. Tipo. Ir tai truputį liūdina, nors mes realiai grojam country pop rocką. Ir tokių atlikėjų kaip Shania Twain, Keith Urban ir Chris Stapleton ar AC/DC kitokiom aranžuotėm. Yeah. Tai tiesiog tu parsiveži idėją ir tu čia nori tas tikriausiai pademonstruoti kitokią muziką Lietuvoje, nes mes čia tokie esam užstrigę, žinai, tas popsiukas ten, roko muzika labai nišoj, ta prasme tokie dalykai kažkaip čia labai sunkiai skinasi kelią. Amerikietiška muzika ir europietiška muzika stipriai skiriasi. Aš nepasakyčiau to apie Lenkus. Lenkijai yra didžiulė rinka, ten yra daug muzikantų, pilna regio grupių, pilna country. Ir, ta prasme, jie puikiai gyvena iš to, ką jie daro tam žanre. Pažiūrėk, kaip atrodo Eurovizija, žinai, ir ten ne vienas gabalas nebūtų populiarus Amerikoje ir vice versa atrodo, žinai. Šitoje Eurovizijoje, kadangi pats sudalyvavau, tai aš atradau ten fainų dalykų iš tikrųjų. Yeah. Bet turiu minį praeinančių jau į... Jo, tai natūralu, kad atkrenta tokie kažkokie gal, kur ne visai, aišku, ir geri atkrenta, nes, pavyzdžiui, šiemet sąlygos buvo tokios žiaurios, realiai. Ir gaila, ir dėl jūsų, kur dalyvavot, ir viskas super gabalas, ir galvoju, jeigu išeis kuo daugiau alternatyvos, šio roko metalo, tai fantastika. Yeah. Ar country kažkokiu atlikėjų, tai ar Hansanova, pavyzdžiui, žiauriai fainas gabalas buvo, gaila, kad nepraėjo. Aš buvau begarantuotas, kad jie visiškai praeis. Aš irgi, Giedrius, senėčius, aфиgeną gabalą padarėjai, tikrai bus. Ir aš dėl savęs labai kažkaip net pradžiai galvoju, ar iš vis atrinks mūsų dainą šiaip į atrankas. Bet atrinko, tai va, vienas jau toks pliusas, jėga, žingsnis, žiūri, džiaugiesi ir po to žiūrėk į finalą patenki. Tai žodžiu. Aišku, čia jeigu taip tęsiant tą Eurovizinį reikalą, kai jau patekom į pusfinalį, tai aš jau tada, apetitas jau užaugo. Realiai save mačiau finale ir kažkaip ir stengiamės, kad pavaryt normaliai. Tai... Ar dabar yra projekcija ateitį bandyti visgi praeiti? Kasmet dalyvauti? Nežinau. Šiais metais tai buvo pirmas kartas Žalvariniui per visą gyvenimo istoriją, kad nuėjom į Euroviziją. Tai buvo sąmoningas sprendimas, tiesiog praeitais metais, sakau, viskas, padarysiu kažkokį gabalą, jeigu pavyks jį sukurti ir tada, jeigu pavyks, tai dalyvaujam ir žiūrim, kas bus. Tai tas gabalas atsirado ir visai gerai nuėjo, galiu sakyti. Iš tikrųjų džiaugiamės, kur mes atsidūrėm, kas iš to išėjo, su kokiais žmonėmis susipažino, mūsų komanda ten buvo gal 25 žmonės, tai jų nesimato, žinai. Tai yra 5 scenų žmonės, bet dar kiek hebros. Ar jaučiasi, kad Eurovizija praplėtė klausytojų ratą jūsų? Taip. Ta prasme, galiu pasakyti taip, bet čia grinai mūsų, kaip per Žalvarinį. Spotify vos net 3 perklausų. Ar tik tai vieno to gabalo, ar visgi pradeda klausyti visko? Tiesiog followerių, ten Instagramai, visi social ten suaktyvėjo. Užklausos koncertam kiekvieną dieną, dar visi iki šiol skambina. Cool. Kiekvieną dieną. Ta prasme, aš su rimtai sakau. Po 1, po 2. Ir nebūtinai ten tu tiek turėsi tų koncertų, bet tiesiog dėmesys, susidomėjimas, kiekvienas miestelis, miestas, kaimas nori mūsų. Tai telikas yra magija. Padarė savo. Tai tiesiog visiems rekomenduoju tą padaryti. Nes aišku, jeigu eini tiesiog, kad pasirodyti, tai yra vienas dalykas. Aš manau, kad jeigu eini į Euroviziją, tai tu turi varyti jau rimtai, kad įsivaizduoji, kad tu stovi didžioji scena. Jo, ir tie visi, kurie finale buvo, jie tokie ir buvo. Visi maksimaliai stiprus ir vienodom sąlygom ir labai rimtai nusteikia. Tai tas jautėsi. Visi buvo geri ir visi skirtingi, kas labai džiugina. Ir man labai patiko tie vyrukai antroje vietoje, kur buvo Shower. Super, visiškai atrodo kažkoks ne Eurovizinis gabalas, bet bičo vokalas, kūrinys, tiesiog fantastika, kad tokia muzika skamba telike Euroviziniai scenoje ir tai yra didžiausia platforma muzikantų. Net žinai, kaip būna, gerai kaip Lietuvai, bet net ten buvo tiesiog gerai. Taip, tiesiog gerai. Jo, taip net keistai atrodė. Išleisiu gal kokį garsą. Banginių garsai. Kokį stilių mieliausiai groji?
Pagro, ką norėtum visą laiką groti. Man, kai tai pasako, tai tiesiog iškart susikaustų ir šit, ką. Žinai, kaip būna paskutinė vakarienė, ta? Paskutinis garsas, žinai. Nežinau. Kas išeitų iš tavo gitaros? Man gal smagiau būtų, kad mes kartu kažką padarytume, žinai. Tai davai, aš gal ką nors... Aš kai pasiimu instrumentą, aš niekad negalvoju, kokį žanrą grosiu. Tipo, nesakai savo, kad dabar aš metalą virinsiu. Tu tiesiog kažką groji. Okay. Belė ką, tai gali būti, žinai... Kartais padiktuoja ta pirma nata, kokią tu užgauni ir tu tada kažkur ten esi kažkokioj dermėj ten. Šūstri akordai pasidarė. Pentatonikos dievai. Ar kai groji tokius akordus su drive, tai kol išgirsti okay. Ja, aš biškai per daug atsisakau, ja. Aš labai mėgstu su akustinė gitara grot. Tai prasme, pirmas instrumentas, kurį tu čiumpi namie, tai tiesiog yra akustinė gitara. Pilna elektrinių, bet tu imi... Ar dėl to, jog pajungt nereikia, ar tiesiog, kad labiau traukia? Ir pajungt nereikia, ir tiesiog man labai patinka garsas. Akustinės gitaros garsas. Ir aišku, ten nepabendinsi, gal taip, nepadarysi to kažkokių techninių dalykų, bet labai smagu tiesiog, kažką tai... Gimsta dainos, kažkokios gimsta kompozicijų. Riffai. Pavyzdžiui, Eurovizinį gabalą aš sukūriau su pianinu ir su akustaku. Aha. Tai drop D ir tiesiog kažką. Pradžioj tiesiog ant pianino. O tada galvoju, ne, čia biškai reikia riffo. Jo. Kokio gabalo reikia Eurovizijai? Tai riffo, gitarinio riffo. Juk logiška, ne? Nu. Žinai tas klausimas, tipo,
Tai kokia ta turi būti daina Eurovizijai? Nu, blemba, gera daina, geras priedainis, užvedantis rifas ir viskas. Taip. Ir profesionaliai atliktas, gerai rašytas. Tai durnas klausimas. Tai ir praeidai. Nesvarbu, koks žanras. Ta prasme, Taip. tai gali būti, nežinau, brutalus death metalas. Kas beje, pas, man atrodo, Suomiai ten dabar išsiuntė kažką bleko, Pas Suomius tai trip-hopo, veikia. ten Jo. kažkokių ten tokių dalykų, kur... Aš kartais pažiūriu, žinai, tos Miksas viskas. senuosius atlikėjus ir galvoju, žinai, sako, o čia sena muzika. Bet galvoju, jeigu kažkas taip atliktų, kaip Rolling Stone atliko jaunystėje, žinai, tai būtų tiek pat žinomi. Taip pat, jeigu atrodytų. Jo, tai nėra taisyklių. Jo. Tiesiog aš manau, kad muzikoje yra nuoširdumas svarbiausia. Jeigu tu bandysi kažkaip prisitaikyt, eit su trendais, tipo, čia tas ant bangos, nu tai ir aš varysiu dabar. Mhm. Ir koks nors pop vokalistas tampa staiga rockeriu, žinai, arba ten punkų, žinai, tipo, dabar žiauriai ant mados. Nu ne, tai netikra. Patikės kažkas, ne? Mhm. Bet tikrai nusisuks tie tavo turimi gerbėjai, tu gal turėsi naujų, bet tai bus fejkas. Ir tu tame nebus ilgai galų galę, nes tai čia kažkokie pabandymai, prisitaikymai. Tai yra, nu, netrų dalykai. Tai aš manau, kad ką mes galim, va, tu kaip mokykla, aš kaip mokytojas, palinkėti jaunimui, tiesiog daryti Jo. ne tai, kas gal labai madinga ir atneš naudą, bet tai, kas tau patinka. Ir viskas, čia yra pagrindinė taisyklė. Mėgaukis tuo, kas tau patinka. Ir galiausiai kurk muziką Tau tai tokią, atneš kas... ir naudą. Nu, galų gale, jo. Jeigu biškai įdėsi darbą ir bus cool. Taip. Tai va taip ir su ta Eurovizija, kad jis gali būti daina tokia kaip Shower. Arba tokia kaip ta pirma vieta, ar ten baladė kažkokia. Shower žinai. realiai visiškai ne eurovizinis gabalas. Tiesiog geras gabalas. Nu taip, bet dabar jau Eurovizinis. Dabar supranti? taip. Dabar jie pateko į tą segmentą, Taip. tai Eurovizinis. Tai kitais metais nenustepsiu, kad varys nebūtinai net lietuviai, va taip, bet kažkas iš kaimynų. Nu, Ar, žinai, nes tai populiaru, žiūrėk, jie hitino ten antrą vietą. Tai. ne šiaip. O man šiaip prisipažinsiu, pirma mintis buvo biškai kitokia, tai Eurovizija daryti reivą, nu, tipo, gitara, kad būtų kažkoks rifas, bet kad tai būtų su elektronika. Vienam prodiuseriui paskambinus, ko klausyk, seni, padarom Eurovizijai bendrą gabalą. Sako, blema, žiauriai užsiėmęs. Bet sako, tai o ko tu vienas nenori padaryti? Ai, sakau, tokią idėją turim. Nu, okei, nu, tipo, nežinau, neturiu laiko. Nu, okei, tai tiesiog ir baigėsi tuo. Kol ką aš čia išsiknisinėjau. Taigi čia ne žalvarinis bus jau. Čia bus turbūt tiesiog mes trysia kažkokie muzikantai su kažkokiu X pavadinimu ir einam į Euroviziją. Tai tada tiesiog pats supratau, kad nesąmonė čia kažkokią bandau daryti. Ir čiupau tą pianiną, žinai. Ir rifo ieškojau. Tai va, tai... Ar ant pianino kitaip matai muziką? Ar gitarai matai pianiną? Visgi Nu, pirmasis šiek tiek instrumentas, ne? Šiek tiek kitaip ten gaunasi Taip. dalykai, žinai. Bet ten irgi gali varyti rokavai kažką. Ja. Svarbu harmą, žinai, sugalvoti. Aš kūriau harmą, man patogu, kad tu gali groti vokalą ir čia kažkokį, žinai, akordus dėlioti ir taip... Ar būna, kad ant Patinka man šitas pianino sukuri dalykus, kuriuos atrodo ant gitaros natūraliai net negrotum? Jo, būna visai. Būna tokie dalykai, kad vienas iki MIDI privariau, tiesiog sudėliau pelę melodiją, tokią ale airišką kažkokią, nu, tokią folkinę. Ir išleidau albumą ir reikėjo jau mokintis gabalus naujus ir ruoštis repeticijom ir tiem koncertam albumo pristatymo. Ir aš taip tą gabalą vat, jau atsidarau ir žiūriu, klausau, o kaip čia pagrot gitarą, visiškai crazy ir nepatogu, žinai. Nu ir pats įkliuvau į savo spastą, žinai. Ir aš drožiau mėnesį tą dainą, kol man pavyko viską pagroti. Tiek ritminę gitarą, nes ten reikėjo dainuoti ir groti ir labai sinkopuotas ritmas ir tipo, nu, sudėtinga, žinai. Taip. Turi perlaužti viduje tą savo... Ir įdomus. tą melodiją tipo pagrot, nu, tipo, nu, visiškai nepatogu, žinai. Nu, tai va sėdi ir mokais. Nu, kaip koks, nu. Tas įdomus konceptas, kurti ne ant savo instrumento. Būna muzikantai, žinai, persiderina specialią gitarą, kad nebematytų formų, kuo įmanoma kitaip. Tokia...
Easy, absoliučiai. Jau įjungiu ir šitą ir kažkokį susigalvoju, kaip. O visa tai skambėjo tiesiog dudelė ant MIDI. Ir gyvai dar dudelė buvo įrašyta. Tai kūrybos būdų yra N, žinai, tu gali bet kaip. Tai tas fainai neužsisidėt ant to vieno, žinai. Jo. Ir man kas patinka, grįžtu prie tavo klausimo apie dėl stilistikos, tai labai mėgstu pafantazuot, kad albume bus labai skirtingų žanrų atlikėjų, muzikantų, instrumentalistų. Tai pučiamieji, žiauriai mėgstu pučiamuosius, visokius folk instrumentus, lūpinė armonikėlė, slide gitara, perkusija ir taip toliau, ir taip toliau. Yra begalė šaunių muzikantų Lietuvoje, kuriais žiauriai faina kažką daryti. Ir tie albumai taip ir skamba, žinai, tau jie galvoja skamba vienai, bet tu vienas to nepadarysi. Tu nepagrosi dudelę ar perkusiją ar būgnais. Aš moku klepų, gitarą, bosų ir vokalą, tai tokiais instrumentais. Tai kai tu susigalvoji idėją, kaip tai galėtų būti, tada pakvieti kažką prisijungti prie šito projekto ir tada gaunasi dalykas. Ir nežinai iki galo, kaip bus iš tikrųjų. Nes daug improvizacijos yra. Tai, pavyzdžiui, šitas albumas Six Strings Upstream yra, žinai, per COVID sukurtas albumas. Užtrukau 9 mėnesius nuo sukūrimo, įrašymo, išleidimo. Grinai 9 mėnesius, kaip kūdikio išnešiojimas. Išnešiotas. Jo, taip netyčia kažkaip sutapo. Ir čia buvo konceptas viena pusė plokštelės instrumentalai, kita pusė aš dainuoju. Jokių svečių čia nėra, vienas fitas yra, bet šiaip tipo kaip jau dainininkas, gitaristas dainuojantis, taip labiau. Ir konceptas toks, roko muzika ir porą coverių ten yra ir labai aiškus žanras. Viskas. Kokiu tikslu yra leidžiami jam track albumai? Jie yra leidžiami su tikslu, kad gitaristai, mėgstantis gitarą, žmonės paimprovizuotų tiesiog su tais įrašais. Ir nes aš pats tą darau, YouTube kažkur susirandu arba nusiperku iš gitaristo saito jo official šis jam trackus ir tiesiog padžemini pagroju. Tai čia su tokiu tikslu. Plius aš pats su jais koncertuoju. Tai jau jie yra padaryti. Ir galvoju... Tai yra dainos kažkokios padarytos? Yra iš šitų abiejų albumų instrumentiniai kūriniai, bet čia iš instrumentalų. Iš dainų aš nedarau jam track. Tik tai savo turiu tokius dalykus repetam ar panašiai. Tai jie yra su tikslu žmonėm pasimėgauti muziką tiesiog. Nes pats tokio nedarysi. Čia kažkoks, žinai, kažkieno sukurtas toks kažkoks dalykas. Bet ten labai platu, tu gali smagiai praleisti vakarą. Aš bandžiau su jais truputį žaisti. Bandėjai? Jo. Cool. Dažniausiai, kai YouTube ieškai backtracko, būna prašyti, žinai, kokia gama, dar būna nupiešta, kokią gamą grot. Pas tave to viso nėra. Aš tiesiog laiko neturiu. Iš tikrųjų labai daug kas prašo natų, žalvarinių. Ir aš prisipažinsiu, neturiu laiko tam. O noras yra. Tai praeitais metais sugalvojau išleisti knygą žalvarinio su natom, su aprašymais, su labai aiškiais, su klavyru. Ta prasme, kad tai būtų klavyras. Kad muzikos mokytoja ar mokytojas mokykloje pagrotų pianinu savo gabalą. Jis būtų patogus, paprastas gan. Ir vaikai galėtų padainuoti. Ir kur tada knyga? Dar kol kas nepajudėjau iš vietos. Yra tik tai idėja ir plius minus dainos, kurios galės būti knygoje. Ir kažkokių gal, nežinau, QR kodų ar kažkaip, kad nuvestų tave į YouTube ar kažkur, tai kad jau galėtum paklausyti galbūt tų dainų. Nežinau, plius minus tokia idėja. Ir tiesiog labai daug mokytojų kreipiasi mane, muzikos mokytojų, visokios mokyklos, iš visos Lietuvos rašo ir ar turit fonogramas? Tai fonogramų mes savo nedalinamės, čia yra tiesiog grupės reikalas. Grupė tik gali disponuoti šitais dalykais. Galit turėti fonogramų albumą? Bet jūs galit patys pasigroti, aš visą laiką rekomenduoju. Tai daug kas nemoka iš klausos nusimti kūrinių. Arba nemoka, arba tingi, paprašiau pasiimti. Tai su tuo tikslu aš ir sugalvojau šitą dalyką, kad tiesiog turi būti klavyras. Tai gitarai akordai, gitarai easy. Funkcijom parašai ir tabų
O pianinui reikia tiesiog 2 rankom, kad nesudėtinga būtų, bet tai skambėtų. Tai yra irgi sunki užduotis. Iš tikrųjų, čia toks kaip albumas, tik tai tu savo jau esamas dainas turi rearranged, žinai, padaryti. Ir tai yra iššūkis, žinai, vis tiek. Aš nesu tas pianistas, bet jau reiks man pasėdėti, kad surast kažkokį tai tokį geriausią sprendimą. Man patiko Smilgevičiūtės buvo ta Tyli dūda albumas. Pusė 10 dainų, žinai, sudainuotos vaikiškos dainas ir ta dar 10 dainų tik fonogramos. Labai patogu. Išmoksti dainuoti iš karto. Atsimenu, kai tas albumas išėjo, kaip tik dukra jauna buvo. Fantastika. Prasiklausom, toliau dainuojam. Taip. Čia būtų labai fainas albumas, žinai, irgi. Kažkas panašaus. Su karaoke versijom. Tai čia kas liečia Žalvarinį. O savo tuos, tai rašyti, nuiminėti ir kad kažkas išmoktų, tai čia vienetai tokie turbūt iš viskam įdomu. Vienas bičias, beje, porą gabalų yra nusiėmęs natą į natą ir pagrojęs ir atsiuntęs. Tai jis buvo net pamokose porą kartų po to. Čia respekto žmogui, tai prasme netingi, žinai, sėdėt, pasijaučiau taip tikrai jau, wow, žinai. Yra tokių dalykų poreikis. Nes kai tu mokaisi Satrianio kažkokias melodijas, žinai, ar Styvajaus, tai čia yra, žinai, legendiniai bičiai. Ir tavo kažkas kūrinį pasiema ir praleidžia ten mėnesį ar 2, nežinau kiek tai truko žmogui išmokti. Bet čia man didžiausias respektas yra, iš tikrųjų. Tai, bet čia vienetai tokių. Iš tikrųjų, natų rašyti tikrai neapsimoka. Nebent akordus galbūt, ten, kam įdomu. Dainų labiau gal. Žalvarinė apsimoka. Taip. Žalvarinė jo. Taip. Gali dainuot, gali akustinę branchint prie laužo ir grot savo kažką tai. Alaus. Alaus ar taip. Kanapė. Jo, tai... O galiu paklausti tavęs aš? Visada prašom. Ar tu esi Ibanezo fanas ir turi daug jų Ibanezų? Aš turiu daugiau Ibanezų, negu reiktų turėti žmogų Ibanezų. Kiek? Šitą turiu 7 stygę. Okay. Kornų gitaristo vardinę. Turiu Ibanezo bosą, kornų bosisto vardinę. Wow, tai tu kornistas esi. Taip gaunasi. Gerai. Midiaudė labai būdavo tokių gitarų. Okay. Aš irgi turiu Ibanezą, mano pirma ta gitara buvo Ibanez RG270 tokia. Ibanezai yra geros pigios gitaros. Aš ją pardaviau kažkada savo mokiniui ir nusipirkau Godiną. Tiesiog soundų jau reikėjo kitokio. Aš tuo metu džiazą LMTA studijavau, grojau big bandą, ten, žinai, tokia muzika, reikėjo biškį kitokio soundų. Ir po kokių 10 ar 13 ar 15 metų, dar tiksliai nepasakysiu, matau tą bičią, kad tipo kvitina bandą, jis groja MacLeod, tokiai grupiai. Ir tipo galvoju, jisai nebegros, gal jis turi dar tą gitarą, aš jam parašiau taip nedrąsiai, sako, tu turi tą Ibanezą? Sako, jo, turiu. Sako, gal man perpirkt kažkaip pavyktų? Kažkoks toks emocinis ryšys, žinai, yra. Sako, jo, kaip tik dulka, aš turiu kitą gitarą. Tai susitikom po daug metų ir ta gitara atkeliavo mano rankas ir pas tokį gitarų meistrą Vadimą Stankevičių mes ją visiškai refreshinom. Ten naują tremolo mašinėlę įdėjom, Floyd Rose'ą ir ten daug visokių dalykų pridarėm. Ir, tai super, grįžo ta gitara, jinai skamba, fainai, dera dabar normaliai, viskas ten super. Ir tu su ją groji? Ir kartais koncertuose pagroju. Labai retai, bet namie daugiau. Nes daugiausiai matau tave su sūru tavo. Jo, mes iš tikrųjų nepakalbėjom apie gitaras. Įdomu, nes aš matau šalia Gibsoną, žinai, padėta. Pagrindinis arklys, jo, šitas yra. Ir... Tas Ibanezas namie, toks po ranka iškart nusikabini, džeką ir groji, žinai. Šita yra irgi toks iš arklių. Koncertuose naudoju. Tiek su Marijonu, tiek su Žalvariniu. Ar jauti, kaip sakant, skambesio skirtumą ir derinį prie dainų gitarą, ar kuri gražiau tuo metu atrodo? Ne, labiau dėl soundų. Dėl soundų. Jo, ne dėl kaip gražiau atrodo, ar ten negražiau. Žinai. Tarkim, groju su Marijonu Mikutaičium, ten tokios gan roko plus minus dainos, tai šitas 2 tampausi. Dar kartais akustinę pasiemu. Su Žalvariniu reikia drop D reikia daryti, tai pavyzdžiui, šitą negali dropinti, nes tada išsiderina. Tai turi turėti tokį instrumentą.
ir soundo reikia piktesnio, žinai, tai šitie humbuckeriai, tikrai žvėriškai skamba ir taip sunkiai, tai va taip pavarijuoja, žinai. O šitą tokia universali iš tikrųjų yra. Galėtum parodyti skirtumą, pagrot su viena ir pagrot su kita. Kaip tos Aš manau, kad čia nenutiks nieko. Biški gal pauž? Jo, jinai tokia rimtesnė. Tamsesnė, piktesnė. Tai dabar įjungsiu drive. Ar man pasirodė, kad jinai garsesnė dvigubai? Garsesnė, jo, jinai šiek tiek garsesnė. Žvėriškai skamba, ne? O dar jeigu dar daugiau drive jung. Yeah. Na, čia rimta. Kitaip skamba, jo. Tai man labai patinka. Šiaip visas gitaras pirkau užsienį, iš tikrųjų. Praktiškai beveik visas Amerikai. Ar tik dėl to, jog... Dėl pasirinkimo. Dėl pasirinkimo galimybės. Taip, ten tiesiog yra, tai mažas vaikas Disneylande ir tu ten... Vokietijoje yra pasirinkimo. Visą dieną vien su sur gitarom tiesiog. Visą dieną sėdėjau ir rinkausi. Šitą netyčia radau Guitar Centerį. Tiesiog ant durniaus užėjau ten stygų nusipirkti ir žiūriu tokias dėvėtos kažkokios guli. Oba, fainas Les Paulis. Paėmiau. Noriu, iš karto, kiek kainuoja. Ir atsimenu, čia vieno vizito metu aš nusipirkau 3 gitaras ir kaip jas parsivežti, buvo klausimas. Tai, žodžiu, buvo juokinga ten. Bet šiaip kolegos muzikantai padėjo, tai visiems po gitarą, kas neturėjo daug lagaminų. Šitą fainą, jinai turi šitą... Ką? Pušpulą. Tai gali čia tokių tembrų išgirti. Ten humbuckeris singlu tampa? Kaip? Humbuckeris singlu tampa? Jo. Ir čia visokios kombinacijos. Lenny Kravicas ten. Ar Red Hot Chili Peppers. Toks net nebe Gibsonas. Jo, tai... Nematyčiau, atrodytų stratas koks. Čia daug galimybių iš tikrųjų, tai puikiai tarnauja. Labai universaliai atrodo. Ir džiazą gali grot, kažką tokio. Nice. Toksai, iški, paradosi, žinai, Jeff Beck. That's cool. Šis universali gitara. Cool. Tai ką, ačiū tau, kad atėjai.
Ačiū tau, kad pakvietei. Nepasididžiavai. Ačiū tau, kad pakvietei, aš tikiuosi spėsiu į koncą. Gal. Jeigu čia gerai rodo. Jo, čia gerai rodo. Yra šansas. Jo. Tai ką, iki kitų susitikimų, tikiuosi. Aš irgi tikiuosi. Ja. Ir užbaikim gal kokiu mažu. Iš R. Iš R. Super. Super. Tai ką? Ačiū. Ačiū. Labanakt. Peace out. Drop the mic.